Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Labai ačiū ir malonu, kad susirinkat eilinį kartą. Tema unikali. Tema vadinasi džapa. Tai yra esmė mūsų praktikos. Praeita tema buvo šventas vardas. Tai šventas vardas kur kartojamas, ant ko? Ant džapos. Tai va, ir dabar bus tema iš Bhagavad Gitos tekstas konkrečiai, ką Krišna sako apie džapą. Ir iš tuo, iš visos tos temos. Oi. Ja, ir ir iš tos Krišnos temos mes išgvildensim toliau informaciją apie džapą. Jos yra pakankamai daug. Jis yra pakankamai unikali ir garantuoju, kad jūs apie tai nieko nežinot. Kaip ir aš nežinau kiek metų. O praktiškai mums tai reikia žinoti. Tai yra labai svarbus tam tikri simboliai, kurie yra surišti su džapa. Tai va bus Bhagavad Gita. Bus Bhagavad Gita 10 skyrius 25 tekstas. Skyrius vadinasi absoliuto turtingumas. Iš pradžių aš paskaitysiu tekstą, paskui jūs paskaitysit ir pažodinį vertimą darysit. Taip? Maharshinam Brigur Aham Giram Asmi Ekam Eksharam Yagyanam Japa Yagnos Yagyosmi Sthavaranam Himalayaha. Galim kartu paskaityti. Aš skaitysiu su kartuosiu. Maharshinam Brigur Aham Brigur Aham Brahmasmi Ekam Eksharam Ekam Eksharam Yagyanam Yoga Yagyosmi Yagyanam Japa, ne taip perskaičiu, atsiprašau. Yagyanam Japa Yagyosmi Yagyanam Japa Yagyosmi Stavaranam Himalaya. Aš labai atsiprašau pats, nes sanskritą žinovas, tai man irgi makaluoja šį viskas. Tai va, galim dabar, duot paskaityti. Paskaityti, nori? Duok. 25 tekstas. Taip šitie. Gita, kaip ausis savo žinot. Maharshinam Briguraham Giramasmikam Aksharam Jnanam Japaya Yasmi Stavaranam Himalayaha. Stavaranam Himalayaha. Itu. Maharshinam Briguraham Giramasmikam Aksharam Yagyanam Japi Yagyo Asmi Stharanam Himalaya. Maharshinam Briguraham Maharshinam Briguraham Giramasmi Ekam Aksharam Giramasmikam Aksharam Jnanam Japa Yagyanam Yagyanam Japa Yagyoasmi Svaranam Himalayaha. Svaranam Himalayaha.
Jokubaitis skaitys. Maharshinam Briguraham Giram Asmekam Aksharam Yajnam Japa Yagyosmi Tavaranam Himalaya Maharshinam Briguraham Giram Asmekam Aksharam Yajnam Japa Yagyosmi Tavaranam Himalaya. Ok, toliau skaitom tada pažodinį vertimą. Maharishinam iš didžių išminčių. Brigų. Aham. Aš esu. Geram. Iš virpesių. Asmi. Aš esu. Ekam aksharam. Pranava. Jagyanam. Iš aukų. Japa Jagyana. Kartojimas. Asmi. Aš esu. Stavaranam. Iš nejudamų kūnų. Himalaya. Himalajų kalnai. Toliau vertimas, komentaras judėjiškos malonės, ačiū Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki-Jai. Iš didžių išminčių iš brigų, iš garso virpesių transcendentinis Om, iš aukų šventų vardų kartojimas Džapa, o iš nejudamų kūnų Himalajai. Komentaras. Pirma gyvoji visatos būtybė Brahma sukūrė kelis sūnus įvairioms gyvybės rūšims gausinti. Brigų tarp šių sūnų didžiausias išminčius. Iš visų transcendentinio garso virpesių Krišna atstovauja Omkarą. Iš visų aukų kartojimas Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tyriausia Krišnos reprezentacija. Kartais patariama aukoti gyvulius, o štai Hare Krishna, aukoje smurto nėra. Šis metodas pats paprasčiausias ir tyriausias. Visa, ką pasaulyje turi iškilnaus, yra Krišnos reprezentacija. Todėl ir didžiausi pasaulio kalnai Himalajai atstovauja Krišnai. Ankstesnis posmas minėjo kalną Merų, tačiau Merų kartais jau, o Himalajai niekada. Taigi, Himalajai pranoksta Merų. Harshinam Briguraham, Giram Asmekam Aksharam, Yajnam Japa Yagyosmi, Stavaranam Himalaya. Om Gyana Timirandasya Ginanjana Sharakaya Chakshuramitam Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Namadistam Stapitainam Bhutare Swami Rupagadamagam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Devabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namaskute Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vishware Vishvanu Sutide Pranamani Haripriye Vanchakalpatarvescha Kripasingubhavcha Patitanam Bhavanavya Vaishnavya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Vishnu Badai Krishna Vistavitali Shunti Bhaktivedanta Swami Tinamani Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharya Nandrishesha Shimon Chidadashtarya. Tai va, iš teksto maždaug supratote, ne? Apie ką jis kalba.
kalba jis apie džapą. Tai yra labai svarbus elementas mūsų kasdieniniam gyvenime, ypatingai tiem, kurie bando kartuoti šventą vardą dieną iš dienos. O tiem, kuriem neišeina tai daryti kiekvieną dieną, tokiem kaip man, vis tiek tai yra gyvenimo esmė ir prasmė. Šiaip, jeigu mes pastebėjom, džapa susideda, patys džapos karoliai susideda iš kelių elementų. Tai yra karoliai ir siūlas. Stebėjote? Tai yra siūlas, karoliai ir mazgelis turi reikšmę, yra simbolika. Pats siūlas yra pagal Vedą skaitoma neišreikšta subtili energija. Pats siūlas. Karoliai, kurių yra 108, jų simbolika ir reikšmė yra labai plati. Šiuo atveju aš žinau 3, bet jų yra tikrai daugiau. Ta simbolika yra tokia, 108 karoliukai yra pirmiausiai 108 gopės, paskui tai reiškia amžinybę, 108 karoliai. Ir 108 karoliai reiškia visą visatą. Tai yra samsaros ratas. O ką džapa primena? Samsaros ratą. Ir kai mes džapą kartojam, jeigu pastebėjo, karoliai yra sukami link mūsų ir pradedama nuo didžiausio karoliuko, kuris yra iš tikrųjų rata. Tas karoliukas. Kai mes vieną ratą apsukam, mes dainam iki mažiausio karoliuko ir kai mes iki jo dainam, ką darom? Apsukam džapą. Ir džapa vėl grįžta atgal. Ir grįžta iki kur? Iki Krišnos. Iki 109 karoliuko. Kuris yra simboliškai keliais variantais. Tai simbolika yra tokia, kad tas karoliukas atstovauja Merų kalną ir Krišną. Merų kalnas tai yra visatoj pats didžiausias kalnas. Jis yra virš 1 000 000 mylių. Labai aukštas kalnas. Ir jis yra judantis. Aplink jį sukas visą visatą, aplink Merų kalną. Ir šiaip čia yra pusdievių ypatinga vieta tas Merų kalnas. Ten visokie pusdievių žaidimai vyksta ir taip toliau. Jį tą kalną papulti praktiškai sąlygotai gyvai būtybei, tokiem kaip mum yra pakankamai sudėtinga. Bet tos simbolikos reikšmė yra kokia? Dėl ko mes neperšokom karoliuką ir nesukam ištisai va taip ratų? Gal kam nors kyla kokia idėja, dėl ko mes taip darom? O principas yra toks, kad kadangi džapa atstovauja samsaros ratą, mūsų tikslas yra samsaros ratą išeiti, ar ne? Yra toks tikslas? Mes norim išeiti samsaros, mes norim nebegimti. Tai kai mes kartuojam džapą į vieną pusę ir paskui grįžtam, tokiu būdu yra simbolika, kad mes trokštam arba dedam pastangas iš jos ištrūkti. Ir tokiu būdu mes nesusipainiam samsarai. Ir šiaip, tas žmogus, kuris paima džapą į rankas ir pradeda kartuoti, jis yra jau kandidatas išeiti iš samsaros rato. Ir netgi tas, kur tik tai šiandien pradėjo kartuoti, jau yra didelis, labai didelis kandidatas išeiti iš samsaros rato. Ir kadangi mes esam labai susitepę materialiam pasauliu, užburti materialios energijos, mums procesas yra pakankamai sudėtingas ir jis užtrunka. Ir ta visa simbolika, jinai duoda galimybę daugiau ar mažiau prisiminti aukščiausią. Nes visa simbolika yra surišta su juo, su aukščiausiu Dievo asmeniu. Ir jeigu mes su toliau kalbėsim apie džapą, jūs pamatysite, ant kiek tie visi elementai verčia sąlygotą gyvą būtybę arba sadaką praktikuotoje prisiminti apie jį. Nes visumoje visos mūsų praktikos kulminacija tai yra ištisai galvoti apie jį. Ištisai. Toliau yra sakoma, per dieną yra per pusę paros, per 12 valandų žmogus padaro įkvėpimų ir iškvėpimų. Kaip manot, kiek? Labai įdomus momentas, aš nesenai žinau, buvau nustebęs. 10 800.
per 12 valandų. Tas simbolis reiškia ką? Jis yra vėl surištas su džapa, su švento vardo kartojimu. Nes kai mes kartojam džapą, ką mes darom? Mes kvėpuojam. Ir kvėpavimas iš tikrųjų yra labai svarbus elementas. Iš tikrųjų tą kvėpavimą aš pirmą kartą išgirdau iš Jayapataka Maharadžo, dar senais laikais. Kad reikia kvėpti per nosį ir iš lėto iškvėpiant sukartot 4, 5, 6, kažkam net iki 10 kartų išeina. Nu, tokių labai mažai yra, bet kažkam išeina. Man maksimum 5 kartai sukartot džapą, maksimum. Taip, 2-3 kartai. Iš tikrųjų, čia yra pranajama. Nes kartuodami džapą atliekam pranajamą. Kvėpavimo pratimai. Ką duoda pranajama? Jinai užtvirtina protą. Protas tampa stabilus. Kuo labai trūksta Kali-jugos gyventojų. Ir ypatingai sadakai, praktikuotojai. Nes protas išsiblaškęs. Pastoviai jis sukasi, pilna planų visokių. Ir kai mes tai atliekam, mūsų protas koncentruojasi į šventą vardą. Ir tokiu būdu mus pririša. Aš nedabūgiu temos. Kai mes kartojam džapą, arba nekartojam džapą, mes vis tiek kvėpuojam. Ir per tą 12 valandų mūsų plaučiai salsuoja tą 10 800 kartų. Tie kartai vėl yra pririšami prie aukščiausio Dievo asmens. Yra sakoma, kiekvienas įkvėpimas ir iškvėpimas turi priminti Dievą. Aukščiausią Dievo asmenį. Jeigu žmogus gyvena tokioj fazėj, arba tokia mentalė, arba tokiam tiksle, jam yra neįmanoma įeiti Mają. Jis nesusitepa su Maja. Kai mes apie tai kalbame, mes suprantam, kad mums yra tai sunku ir mums nelabai yra, ta prasme, tam tikri dalykai nelabai yra įgyvendinami. Bet visi tie dalykai šventraščiuose yra kalbami ne tam, kad mumis mutinti, arba griauti mūsų tikėjimą, arba duoti nusivylimą. Mūsų tikslas yra vienintelis – ištisai prisiminti Dievą. Kai mes kartuojam šventą vardą, yra klausimas, ar mes prisimenam Dievą, kai kartuojam šventą vardą. Mes netgi tada plaukėjam. Mūsų protas visoje visatoje. Aš esu kūne, prisimenu pasakojas. Mes pasiimam džapą ir mes kartuojam šventą vardą. O mūsų protas, pavyzdžiui, maksimui per dieną. Mes ne džapui, mes kažkur. Ir proto funkcija yra keliauti. Ir dar yra viena svarbi labai proto funkcija. Kad protas gali sukoncentruoti tik tai vieną veiksmą. Pavyzdžiui, kompiuteris gali per vieną sekundę milijonus, 10 milijonų padaryti funkcijų kažkokių. O mūsų protas tik tai vieną veiksmą. Ir Kali-jugoj yra protai tie, ko žmonės išlavinti, kai jis per vieną, ta prasme, veiksmą gali atlikti keletą veiksmų, arba 3 arba 4. Esat pastebėję tokį fenomeną. Pavyzdžiui, galvojat, valgot, žiūrit teliką ir dar kažką darot ir kalbat. Vienu kartu visi dalykai ir mums atrodo, kad jie vyksta. Bet realiai protas turi galią koncentruotis tik tai į vieną veiksmą. Ir tame vienam veiksmė jis gauna naudą. Visi kiti yra tik tai priedai, kad užpildyt mumis. Nes mes esam sąlygoti. Ir sąlygotom gyvenime, ko sąlygoto gyvybės forma trokšta? Mėgautis. Ir tą daryti tobulai. Ir mūsų protas toj srity yra tobulas. Jis per tiek milijonų gyvenimų, jis jau tobulai tai yra, ta prasme, gyvenimas. Mes vienu momentu, vienu veiksmu galim mėgautis kažkokiais keliais dalykais. Protė, viskas vyksta protė. Visumoje mes tik ir gyvenam protė, viskas protė. Realiai čia išoriai tik tai arbatėlis juda, o viskas protė, viskas vidai, visi procesai vidai. Ir vat, kad iš tos fazės išeiti, ta prasme, kad protą išvesti iš daug veiksnių, kurie jokios naudos praktiškai neduoda. Džapą tai būtent duoda. Mes džapą kartuojant, bandom koncentruotis į aukščiausią Dievo asmenį ir tokiu būdu mes priverčiam protą judėti link jo. Materialiam gyvenime, materialiai gyvenant, patys esam gyvenę, aš 22 metus gyvenu, kažkas daugiau, kažkas mažiau, visiškai materialų gyvenimą, kur Dievo iš vis nėra. Mes puikiai žinom, kad protui pamastyti apie tai, kad yra aukščiausias, yra praktiškai jokių šansų. Pastebėjau, ne? Jokių šansų visiškai. Ir, pavyzdžiui, bandai su žmonėm pasauliečiais kalbėti apie Dievą, jūs pastebėjot, kaip jie pavargsta po kelių sekundžių pokalbį. Nėra žmogaus, viskas. Keisk temą. Pradėk kalbėti apie mašinas. Paražyčių, viskas, žydėjimas. Suprantat? Skonis.
Ką gauna atsidavęs skonį? Jis kartuodamas šventą vardą, sukdamas tus karoliukus, visiškai nesuprasdamas, jis įgauna skonį aukščiausiam. Ir ateina tokia savoka, džepą bekartojant, sakti, liktai sakti. Kai atsiranda pirminis prisirišimas, įsivaizduokit, bhava ir pirminis prisirišimas yra šradvai. Įsivaizduokit, šradvai. O tik pradėti praktiką, jau tu šradvajasi, nes praktika reiškia šradvą. Nes nemanoma praktikos daryti be šradvos. Ir jau šradvai tie elementai yra. Jau yra, ir mes to nesuprantam. Mes nesuprantam, ant kiek mes jau sėkmingi, mes jau prisirišę prie Dievo. Nesuprantam to, nėra supratimo. Ir jeigu žmogus ima džapą, ją kartoja, atlieka tam tikrą veiksmą, kuris pririša prie aukščiausio, dar labiau, jis jau yra be galo sėkmingas. Ir toks sėkmingas žmogus, jis turi tą sėkmę dalintis. Už tai ne šiaip su visas procesas yra surištas su pamokslavimu. Nes pamokslavimo viena iš principų, viena iš esmių yra iš tikrųjų, kad žmonėms skleisti tikrą dorovę ir tikrą gėrį. Ir šiuo atveju, kai žmonės mato atsidavusi gatvėje, dhotis, tilaka, džapą, kažkam gali sukelti kažkokias emocijas. Ne visada pozityvias, kažkam negatyvias. Bet netgi tai jie valdo. Kodėl? Todėl, kad visa ta atributika yra dvasinio pasaulio. Ir kai tu pamatai, tai iš karto apvaldo. Nors tu gali neprimti visiškai. Pavyzdžiui, dhotis yra atributika dvasinio pasaulio. Džapa atributika dvasinio pasaulio. Tilaka yra atributika dvasinio pasaulio. Ir kai mes tai matom, mes jau apsivalom. Aš jau nekalbu apie tai, kad mes kartuojam, pavyzdžiui, šventą vardą. Ir bandom atsiduoti aukščiausią. Toliau. Imala tai yra džapa. Jinai savy turi Mahamaya, tai yra vidinė Dievo energija. Ir toj Mahamaya yra praktiškai visos galios, kurias turi viešpats. Tarsi, jeigu mes kartuojam šventą vardą, mes susiliečiam ne tik su pačia asmenybė, aukščiausio Dievo asmeniu, ir gaunam kažkokį tai džiaugsmą, galbūt ne visada jis ateina, bet jis kartais būna. Bet mes gaunam galias. Ir tos galios yra tai, ką mes tampam pajėgus nugalėti priešus. Mes gaunam galę išvystyti savo intelektą. Mes gaunam galę mylėti. Mes gaunam galę būti tvirtais, turėti stiprų protą, kuris yra labai labai svarbus gyvenime, ne tik dvasiniam ir materialiam. Materialiam gyvenime stiprų, skvarbų protą yra labai svarbu turėti. Gal kas nors kokį pavyzdį turite su to? Pagalvokit, su skvarbiu protu. Kokią didelę reikšmę turi stiprus protas gyvenime? Pavyzdžiui, duodu labai paprastą pavyzdį. Aš turiu lapą popierę ir ant jo rašau verslo planą. Čia daro protas, bet aš ant popierio darau. Prirašau, o paskui bandau gyvendinti. Čia yra proto funkcija. Aš duodu tokius paprastus pavyzdžius, verslo neskasdavo man į galvą, šovė aš tą ir pasakiau. Arba turiu planą, nusipirk gerą mašiną, nežinau, bet ką. Ta daro protas. Ir jeigu protas yra gerai išlavėjęs, jis yra stiprus, tada tas planas, kurį tu darai, jis yra įgyvendinamas. Todėl, kad sakau, mes gyvenam visi protė, viskas vyksta protė, visas funkcijas. Išorėje yra tas robotėlis, rankos kojos tik tai valdomas iš tikrųjų per protą trijų materialumų. Bet jeigu protas stiprus, jis gali atsilaikyti prie žemesnės, tarasmėgunas, ir kopti aukščiau. Ir dorybės guna irgi negalas yra. Ir transcendencija net negalas yra. Girdėjom tokias savokas? Net transcendencija yra negalas. Prisimenu, tai aš esu vienoje lekcijoje kalbėjęs Šiauliuose, kad net prema yra negalas. Galo nėra iš vis. Tobulėjimui nėra galo. Jis eina ir eina. Už tai yra sakoma, tas, kuris rankui turi džapą, kantimalą, tai yra malą, ir kartuoja, jis turi jaustis visą laiką. Kaip? Mokinys. Jis visą gyvenimą mokinys. Guru yra mokinys. Tikras guru yra mokinys, nes jis turi mokytoją. Mokinys.
Ir tas va, proto mentalas užtvirtinamas, ta prasme, kad aš esu mokinys. Ir tokioj fazėje yra pakankamai lengva praktika, nes savo protui neleidi kilti, didžiuotis, arba pervertinti save, arba sureikšminti save. Nes tas vyksta kiekvieną sekundę. Pastebėjot? Savęs suvertinimo kriterijus vyksta kiekvieną sekundę. Mes visada save suvertinam, pervertinam ir niekada nenuvertinam. Niekada. Mes visada geriausi. Nepastebėjot? Čia proto funkcija. Ir protas turi galę tada, tikrą galę, kai jis pradeda suvokti savo tikrą padėtį. Ir tada daro džiapą. Mes kartuojant švento vardo, mes ugdom nuolankumą. Mes ugdom proto pusiausvyrą, kurioje mes pradedam suvokti, kad iš tikrųjų mūsų tas mąstymas, kad mes esame labai svarbus, jis yra tuščias ir niekas. Vienas labai protingas žmogus yra pasakęs, aš galvoju esu minėjęs, kad visi tie, kurie mane, kad yra labai svarbus ir nepakeičiami, dabar yra po vėlienu kapuose. Tai kai žmonės mąsto arba galvoja, kad mes esam labai svarbus ir tai, ką mes darom, yra labai svarbu ir mes esam patys svarbiausia, mūsų laukia lygiai tas pats, kas ir visų. Už tai ta proto funkcija, kad aš esu svarbus, jin yra niekinė, visiškai. Ir labai svarbi proto funkcija, kai aš pradedu galvoti, kad aš esu tiesiog tarnas. Aš esu tarnas ir mokinys visiems laikam, amžinai. Bet tai yra labai sunku priimti. Tai yra labai sunku priimti. Čia yra ego. Mes susidėjom su ego, netikras ego. Tarp kitko, džiapa mala, jinai transformuoja materialų ego į dvasinį ego. Vėl priminsiu savoką ego. Ego tai yra, kai tu suvoki, kad esi tas kūnas. Netikras ego tai yra savoka aš kūnas. Ir Bhakto neofitas, kuris praktikuojantis toks kaip aš, jisai savi suvokia, kad aš esu kūnas, puruša besimėguojantis, viską, ką aš darau, yra mano laimiai. Ir va ta koncepcija čia yra ahankara, tai yra netikras ego, arba ta savoka yra neteisinga iš pagrindų. Ir toj va savokui žmogus niekada negali būti ramybei, niekada negali būti laimiai ir niekada negali būti pažinime, tikram pažinime. Nes kūniška samprata, jinai niekada gyvos būtybės nepriveda prie aukštesnių supratimų. Ir visa dvasinė praktika to tarpu džiapos kartojimas žmogui vysto, ta prasme praktiškai, ne visai gal automatiškai, bet iš esmės vysto supratimą, kad tu esi tarnas. Ir ta transformacija iš netikro ego kūniškos sampratos į dvasinę, ta prasme sampratą, kad tu esi dvasinė gyva būtybė ir amžinas viešpatės tarnas, jin yra skausminga. Jin yra pakankamai skausminga. Ir jeigu žmogus praktikuoja, tai žinotų, ant kiek skausminga, jis net nepradėtų praktikos. Tai sukelia skausmą. Skausmą sukelia, kai gyva būtybė palieka tą pasaulį, ar ne? Sukelia. O kaip manot, kodėl sukelia? Todėl, kad viskas, kas buvo kurta su netikro ego, žlunga akimirką. Per akimirką. Viskas sunaikinama absoliučiai. Kas nors esat patyrę efektą, kai labai stipriai sergat. Ir toks pojūtis, kad tuoj mirsiu. Man atrodo, visi tai yra patyrę. Taip sunku atrodo, tuoj mirsiu. Tai kas ateina? Baimė. Tokia baimė. Tiesiog, galvoju, Dieve, viskas baigta. Į visą dvasinę praktiką gali būti šūnai dodėgus 20 metų ar 30 metų. Suprantat? Todėl, kad dar tebėra ahankara materiali, tai yra netikras ego, jis dar materialus, dar tų kūniškų sampratojas. Ir kai tik žmogus išeina iš materialios sampratos, perina į transcendenciją, arba pradeda suprasti, kas tai yra, pradeda užuost kvapą, net neprislietęs dar, užuost kvapą, transcendencijos arba savokos, kad aš tarnas ir aš visada tarnas. Netgi tada, kai aš mačiau, kad netarnas, aš vis tiek tarnas. Jeigu aš netarnausiu viešpačiui, tarnausiu Majai, jeigu aš nesuvoksiu, kad tarnauju Majai, aš tarnausiu kitiems žmonėm. Geriausiu atveju, jeigu viskas gerai spręsta gyvenime, tai tarnausiu savo vaikam ir savo antrai pusėje. Ir savo. Jo, pačiam blogiausiu atveju savo. Jeigu jau niekam netarnausiu, tai savo kūnui tarnausiu.
O kūnas prie ko prives? Prie mirties. Ir vėl mes į tą patį. Mes liečiame vėl tą patį, grįžtam prie to paties. Vėl prie nusivylimo. Totalaus visiško nusivylimo. Už tai kūniško koncepcija pati iš esmės pirmiausiai duoda paklaidą, nuo kurios prasideda visas klaidingas gyvenimas ir melas. Yra sakoma taip, kad nėra nė vienos gyvos būtybės, kuri nemeluotų. Absoliučiai visas gyvybės formos materialiam pasaulyje užsiema vieninteliu dalyku – melu. Absoliutus melas, ištisinis melas, diena iš dienos. Jūs sutinkat su tom ar ne? Ne. Ne. Žinot kodėl? Todėl, kad mes esam siela ir tos būsenos mes nesuprantam. Visiškai šiuo atveju. Mes suprantam kūniško koncepciją, mes kūnai. Nu, aš, pavyzdžiui, Petras Reago. Aš taip savi suvokiu. Ir va tas suvokimas yra pirminė klaida. Ir tos pirminės klaidos viską, ką aš bedaryčiau, yra klaida ir klaida ir klaida. Matematinis reiškinys. 1 + 1. Lygu kiek? 1. Lygu 2, jo. Bet jeigu aš padarau lygu 3 arba -4, tai yra paklaida, taip? Ir nuo to reiškinio arba nuo to galo, jeigu aš pradedu toliau skaičiavimą daryti, pavyzdžiui, -4 toliau ten dalinu, dauginu, šaknį kažkokią darau, kas vyksta? Visur paklaida. Bet aš galiu galvoti, kad aš teisingai darau matematinius, aritmetinius prasme veiksmus. Tai su mūsų kūniško koncepcija vyksta būtent toks procesas. Aš suvokiu savį kaip kūnas ir viskas, kas vyksta toliau, neša tik tai pragaištį ir nusivylimą. Vien skausmas gyvenime. Už tai pats materialus gyvenimas yra vien nusivylimų virtinė. Už tai yra sakoma, reikia grįžti prie ahankaros arba netikro ego, tikro, kuris iš tikrųjų yra mums skirtas. Mes ne tie kūnai. Aš turiu tai protė ištisai nešioti. Mes ne tie kūnai. Aš siela. Ir aš turiu gyventi sielos gyvenimą. Jeigu man dabar neišeina, jokių problemų. Krišna Bhagavad Gita sako, jeigu žmogus negali to daryti, jis turi tą daryti. Negali ano daryti, daryk tą. Jam visada yra alternatyva link siekio dvasinės savo būties. Ir tik tai dvasiniai būty mums atsiveria tikri dalykai, kurie nebeduos paklaidos. Tie, nuo kurių mes nebenusivilsim. Dabar nesenai man čia Šabudžė Čaitanė davė tokią nuorodą. Galiu jums atsiųsti, kas norėsit. Labai įdomu. Ir ten iš naujosios Mahabharatos Krišnos mintis. Kas nors matėte YouTube? Mačiau. Nu, nerealu iš vis. Kažkas nerealus. Ir jisai žmonėm pasakoja, ką reiškia ahankara, ką reiškia neramus protas, ką reiškia santykiai, ką reiškia auklėjimas vaikų. Ir žiūri, negali akių atitraukti. Toks jausmas, kad čia su tavim Krišna šneka iš tikrųjų. Nes tokias manieras, tokias, tą, ką prašo šventraščiai. Ir tu suvoki, va čia yra tavo tikra konstitucija, bendrauti su asmenybė. Va čia yra tavo prigimtis, su juo bendrauti ištisai, jį matyti, su juo kalbėtis. Ir aš dabar savo sakau, Dieve, neugi aš toks kvailas, kodėl aš negaliu sutvarkyti savo gyvenimą, kad taip ir būtų. Suprantu? Nes mūsų visas gyvenimas yra dabar taip sureguliuotas, taip sutvarkytas, ant popierio viskas išbraižta, planai padaryti visokie ir taip toliau, bet tik tai tam, kad eiti mirti. Totaliai nusivilti visiškai. Nesakau dar, kad ateina mirtis ir jinai atima protą, intelektą. Gal žinot prieš mirtį kokias fazės prasideda? Čia aš kažkam buvau siuntęs failą, gal matėt kažkas? Irenai gal siunčiau. Pirma fazė prieš mirtį lieka 2 paros. Žmogus nieko nebeužuodžia. Čia yra fazė, kad tu labai greit mirsi. Paskui palieka klausa. Ne. Ant pačio galo klausa. Ant pačio galo. Pats paskutinis elementas išeina klausa iš gyvybės. Nu, tarsi iš kūno. Paskui akis tam pradeda nebematyti, jausti aplinkų niekak nebe. Ir galų galia girdi, sausim labai gerai. Už dėl ko yra vedinėje kultūroje, ta prasme, jausi kartuojama šventas vardas. Girdėjote, ne? Tai jūs. Prasme, jau žmogus mirinėja, jam jausi šventą vardą kartuoja. Arba kolonėlę kokią padeda, arba kartuoja, kirtono šokiais, viską girdži. Ir tu paskutinio momentu tik tai sąmonė dar čia jinai tik perėjai tą būseną. Ir tu toj būsenai perėmė Krišną. Ir viskas, ir to dvasinio pasaulio. Ir tiek reikėjo. Ir viso mūsų darbo kulminacija, to dvasinio pasaulio. Tu dirbi tik tai tam, kad mirties momentu prisiminti jį. Tik tais tam. Tu ugdai prisirišimą prie jo, meilę ugdai jam. Tik tai tam, kad būtų ant tiek stiprus jausmas, kad nieks čia nepaliktų įspūdžiai, išskyrus jisai. Ir tavo ateina stresas, tu susigniužti mirties momento blogai, taip tau Krišna. Ir tu laisvė, visiškai laisvė.
O čia yra kulminacija. Džapa tą duoda. Visa praktika tą duoda. Mumis veda prie to, ką mes patirtume absoliučią laisvę. Siela iš prigimties savo. Jin yra laisva. Jin turi polinkį keliauti. Keliauti po visą pasaulį, po visą Dievo kūrinyje. Dėl ko pas žmonės yra tas polinkis keliauti? Čia yra sielos funkcijos, poreikis. Siela nori keliauti, jai turi viskas keistis, nauja. Nes dvasinis pasaulis, jis pats iš savęs yra nestatiškas, o dinamiškas. Ir siela, jin irgi dinamiška. Jai reikia judesio. Dėl ko mes už tai pavargstam vienoje vietoje. Pavyzdžiui, butelį gyvenam 10-20 metų. Ir savo sakau, Dieve, kažką reikia daryti, jau nebegaliu, reikia važiuoti kažkur. Reikia keisti kažką, arba sėsti mašiną, greit pravažiuoti, arba dar kažką padaryti. Nu, nebegalim taip gyventi. Mes depresijoje. Nes čia sielai nebūdinga visiškai taip gyventi. Siela yra dinamika. Ir kas keisčiausia ir įdomiausia, ta dinamika ateina per džapą. Mes, kai kartuojam šventą vardą, mes sukdom norą bendrauti su aukščiausiu ir mūsų siela viduj pradeda spurdėti. Nes ateina gyvybė. Gyvybės eleksyras ateina. Siela nori plėstis. Dėl ko dvasinė praktika yra 9 pakopų. Ne šiaip savo nėra 9 pakopų, nuo šatgos iki premos. Bet tos pakopos tam yra, kad siela, jinai negali nusėdėti vietoje, jinai plečiasi, jai noris judėti į priekį. Ir kai tik siela truputį kažką išgyvena viešpačius, jinai viskas, jai stabdžių nebėra. Yra tik problema paskui kita, ką mes kalbėjom per praeitą lekciją, įžeidimai. Sielos visą judesį sustabdo tik įžeidimai. Bet jeigu įžeidimų nėra, sielos nieks nesustabdytų, jokios gunos, niekas. Nes siela tai yra šventarose sulyginama kaip atominis reaktorius. Yra tokia galia, kur materialiam pasaulyje nėra tokios galios iš vis. Tai tik tai mažytė 1/10,000 plauko galiuko siela turi tokią galią. Tai įsivaizduokit, kokią galią turi viešpats, kuris visą tą sukūrė. Kokią galią jisai nešioja. Ir štai va, per tą filmą, kai žiūri ten Krišnos atmintis, kaip jisai kalba, kokia ramybė. Jis taip kaip šneka, galvoju, Dieve. Ir tokia, ateina toks pojūtis, aš noriu tokios būsenos, aš noriu toks būti. Aš iškart prisimenu Miranžiną Svami 90 metais, kai aš pirmą kartą mačiau. Man pirma mintis, kokia atėjo, aš noriu būti toks kaip jisai. Aš sakau, nenoriu tokio būti. Nu, nesąmonė, čia kažkoks nesąmonės gyvenimas. O čia laisvas žmogus, dainuoja, šoka, toks linksmas, tai viską lengvai pasakoja. Aš noriu. Ir va tas va, noriu, taip. Ir prasideda nuo to transformacija. Athato Brahmadžijasa. Atėjo laikas klausti apie absoliučią tiesą. Kodėl jis ateina? Todėl, kad daug kančios, daug prisikenčiam. Labai labai daug kančios. Ir siela jau nuo tos kančios tiek pavargus yra. Nes visumoje jingi suvokia, kad jin yra amžina ir tas savo sielos matymas, kaip kūnas keičiasi, jai tai nenatūralu visiškai. Siela amžina, jokių ligų, amžinybė, dinamika, o čia ją įsprausti, į kalėjimą įsprausti, kur viskas keičiasi, ta prasme, sensti, viskas vysta, jėgos, protas vysta. Ir tai jai nenatūralu. Bet kadangi yra netikras ego kūniškų koncepcijų, 3 materialios būnas, taip siela supančioja, jinai savi sutapatina su tom ir jin primiršta biškai, kas yra. Bet džapa, jin tai duoda, kai jin atgaivina, mes vėl prabūname iš to miego. Dživdžiago, būskit, ta prasme, miegančios sielos. Čia yra vienas iš, nepamenu, iš kur čia... Ce băuți-mă, te culți din ea. Nu, galvoti, jo. Tai va, būskit, tarsi sąlygotos miegančios sielos. Nes mūsų, būtent tame problema yra, kad mes miegam sapne ir tas sapnas mums toks patraukus, toks gražus. Mes taip prisirišę prie tų kūnų, prie visos tos aplinkos. O prisirišam kodėl? Dėl to, kad nieko gražių nematom. Va čia visa problema, nieko gražių nematom. Ir kiti žmonės, kurie nori kažką gražių pamatyti, jie per brangius bilietus įvažiuoja į užsienį, jie pamato kitus pasaulius, kitas šalis ir jiem tik tai pagerėja. Tai minutė. Bet sielai vis tiek yra diskomfortas, jai vis tiek trūkumas yra. Sielai reikia daug gilesnių dalykų, daug gilesnių emocijų. Ir tos emocijos yra aukščiausias. Niekas iš tikrųjų nepakeis aukščiausio sielos ieškojimo kelią. Niekas.
Nėra nei vienos gyvos būtybės. Nei Šiva, nei Brahma, nei Višnu. Niekas. Tai yra, Višnu viskas aišku, nusišnekėjau Višnu. Višnu yra galutinis tikslas iš tikrųjų. Tik tiek, kad mes siekiam ne Višnu. Va čia yra jau kitas momentas. Ir dėl ko mes siekiam ne Višnu, o Krišnos. Čia būtų atskirų tema praktiškai, bet trumpai pasakant, Krišna turi tam tikras savybės, kurių neturi niekas. Ir Krišnos, dar momentas, čia buvai, ne, per Gaurdano pusę, ne, buvai tą, paskui fanatą. Ir jis gerą pradžią man labai patiko padarė. Jis sėdi čia žmonių susirinkę, sako, mes esam dabar šventį. Ir ta šventė, sako, yra kaimo lygio šventė. Nes Gaurdana Pūdžia tai yra kaimo šventė. Kai susirink visi žmonės, ta prasme, ir švenčia, kalno švenčia, ir, kartu ir karvytės, nes, ir, ta prasme, ta šventė yra grinai kaimiška. Ir tada, kai jis tą kalbėjo, aš tai pagalvojau, iš tikrųjų, pati dvasinė praktika ir iš vis ėjimas link Krišnos, į žmogų kažkokią tai prasme padaro kaip kaimo žmogų, paprastu. Pasibėt, kaimo žmonės jie paprasti labai yra. Pas juos nėra jokio rafinuotumo, išdidumo, jie labai paprasti žmonės yra. Tai vat ką daro ėjimas link Krišnos ir ypatingai link Krišnos, kaip Vrindavanos gyventojai. Nes Vrindavanos gyventojai yra būtent kaimo žmonės visi. Ir jie polinkį turi labai paprastam gyvenimui. Už tai dėl ko šventraščiai yra sakoma, kad Krišna yra labai paprastas. Labai paprastas. Jis visiškai nerafinuotas. Kai mes matom materialiam pasaulyje labai daug rafinuotų pavyzdžių, žmonių, įstaigų, visokių veiksnių, mes pradam galvoti, kad tikslas gyvenimo būti labai rafinuotų. Tokių išprūsusių, dirbtinai, blicų, atrodyt, apsirengusių gražiai ten, taip toliau. Bet gyvenimo tikslas iš tikrųjų yra kartu su Krišna ganyti karves. Ir žmogui paprastam tai yra, protai visai nesuvokiami dalykai. Čia yra gyvenimo tobulumas, dalyvauti tose žaidimuose, nes tie žaidimai Krišnai yra patys maloniausi. Už to žaidimus Krišnai nėra nei vieno žaidimo malonesnio. Tai yra gopės ir gopai. Piemenukai, tie, kurie gane karves, jas vaikia po laukus, bėgiuoja su jom, kiekvieną vakarą purvinį grįždavo. Čia yra Krišnai gyvenimo tobulumas, viskas, jam nieko nereikia. Jis tik tame ir gyvena. O visa kita yra tik tai priedai. Jam kaip aukščiausiam Dievo asmeniai. Karalienės, rūmai. Čia yra pompastika, kuri per daug jo nežavi. Jis būdamas jau dvarakui savo mieste su karalienėm, jis ištisai galvodavo apie Vrindavaną. Bet kas keisčiausia, jo mintis visą laiką buvo Vrindavane ir tos mintis buvo 100 metų. Įsivaizduoja, 100 metų mąstyti apie gopes, apie Radharanį, apie savo draugus piemenukus. Bet su jais nesusitik 100 metų. Ir tik tai po kaip tas plakų mūšis? Po Kurukšetros mūšio, tik tada jie akis į akį susitiko. Tiek metų mąstyti apie tai. Tai va, ir aš ir vėl iškinimo temas nukrypau. Tai va, džiapa yra visos visatos jėgų įsikūnimas. Joje yra paslėpti 4 tikslai. Civilizuoto žmogaus gyvenimo sėkmė. 4 tikslai. Ta prasme, tas, kuris kartuoja džiapą, šventą vardą, jis yra apsaugotas. Jeigu žmogus ištisai kartuoja džiapą kiekvieną dieną, jis yra apsaugotas nuo labai didelių pavojų gyvenimo. Ir kaip žmogui ateina tam tikri išgyvenimai, pavojai, sunkumai, supraskim vieną, kad čia yra tik tai mizeris to, kas galėjo nutikti. Nes džiapa jau tave apsaugo nuo įvairių negandų. Kartuoti šventą vardą arba jį girdėti, jau reiškia, kad tu turi prieglostį aukščiausiam. Jau jisai yra, nežiūrint tai, kad tu nieko nesupranti. Nei apie Dievą, nei apie save. Ir žinokit, aš galiu pasakyti tokį dalyką. Yra labai gerai, kad mes per daug anksti ir negauname realizacijų. Nes būtų labai didelė problema, jeigu mes gautume. Patikėkit. Mes iškart susipainiotumėm ir pradėtume mąstyti, kad mes labai ypatingi. Yra viena knygų platintoja, Gita atrodo jos vardas, iš Japonijos. Gita. Ji yra labai gerai pasakęs vieną dalyką. Sako, Krišna per
Momentum atiduotų visą pasaulį valdymą. Bet klausimas, ką mes su juo darysim? Mes tapsim lygiai tokia pat demonai, kokie yra pinigų. Va čia yra visa problema. Ir visas realizacijas, kurias duoda Krišna link savęs, jis duoda labai atsargiai, labai iš lėto. Nes yra problemytė tokia. Jam nėra problemų, jis momentum gali išvaduoti. Momentum, akimirksnį. Ok, viskas, tu laisvas. Kas toliau? Tu laisvas ir tu pradedi viską kontroliuoti. Nes tu laisvas. Nes išsivadavimas tai yra be galo didelė malonė. Tu praktiškai pradedi kontroliuoti materialią gamtą. Materiali gamta tau paklūsta. Įsivaizduoji, kokia tai galia yra. Tai yra nejuokai. Nes dvasiniam pasauliu visos gyvos būtybės, ypatingai Krišnos planetai, jos yra tokia pat lygio kaip aukščiausias. Lygiai tokia pat lygio, tokias pat galias turi. Juos praktiškai tas gyvas būtybės skiria tam tikri ženklai nuo Krišnos. Tai yra Krišna nuo kitų gyvų būtybių skiria tam tikri ženklai. Šrivaco ženklas. Žinot, kas yra Šrivaco ženklas? Krišna ant krūtinės. Baltas roga plaukų. Kaustubas aukų akmuo, kurį visada viešpats nešioja. O daugiau visas gyvos būtybės yra labai panašios į jį. Savo visą išvaizdą, visą galę. Jos tą patį gali daryti, ką aukščiausias viešpats. O tokia galia yra duodama. Bet kodėl jam tokia galia duodama? Todėl, kad jis visiškai suvokia, kad amžini viešpatės tarnai. Ir tas įaugia į kaulų smegenis. Ir nėra jokios kitos idėjos, aš tarnas. Ir niekada nebūsiu aukščiau viešpatės, niekada. Vat kitoks mentalas bus, viešpats duos visą pasaulį. Bet vat čia ir yra visa problemytė. Sąlygota gyvai būtybei. Ta, kurie nėra mačius, kas yra valdžia, kas nėra mačius, kas yra pinigai, kas yra pripažinimas, jam už tai nieko neduoda. Iš jo net atima, ne tik neduoda. Viską atima, ką jis turi. Kad kvailiukas, ta prasme, supranta, čia kaip buvo, nesvarbu. Kad kvailiukas suprastų iš tikrųjų, kad viskas priklauso ne nuo jo. Nes kai mes pradam tobulėti, aš netgi matau pavyzdžius tobulėjimo žmonių, kurie materialiai tobulėja. Jūs irgi juos matot. Iki žmonėm pradeda gyvenime sektis. Jūs matot, kaip tai žmonės keičiasi, koks požiūris į aplinką pasidaro. Jie realiai pradeda kontroliuoti kitus žmonės, nes jie įtakos turi. Pas juos atsiranda pinigai, o pinigai tai yra labai didelė įtaka. Ir viskas, ir tie žmonės praranda teisingus santykius su žmonėm, jie pradeda jaustis, kad jie dėdės bosai, direktoriai, viršininkai. Čia nėra tokių, čia visi tarnai. Visi tarnai. Yra tik atsakingi žmonės. Už tam tikrus, departamentus. Tik atsakingi žmonės. Ir to mentalo, kol nėra, Krišna labai atsargus yra. Ir jeigu mes matom netgi savo judėjimą, tokių asmenybių, kurios labai žavėtų kažkom, dvasiškai. Mes nėra, ta prasme, jūros arba didelis toks diapazonas, kad tokių žmonių daug būtų, mes tai matom. Dėl to dar kartuoju, viešpats tai duoda labai atsargiai. Visą pažinimą link jo, meilę jam, prisirišimą prie jo, jis tai duoda labai atsargiai. Ir dar momentas. Kai viešpats tą duoda, gyvo būtybė gali net nesuprasti, kad jau turi. Bhakti Bringos Svamis yra pasakęs. Jūs gali būti bhavui priemui ir visiškai to nesuprasit. Jūs nieko nesuprasit. Ir vien tik dėl to yra tai daroma. Nesakau, sąlygota gyvo būtybė, kuri prapratus viską kontroliuoti ir viską per ahankarą savo netikrą ego suprasti ir manipuliuoti. Jeigu jai duosi tobulėjimą, tarsi pažinimo kažko tai labai didingo, jai susisuks smegenys. Ir čia yra labai didelė problema dvasingumui. Mūsų dvasinio tobulėjimo sustoja. Ir gali labai ilgam sustoti. Ir Bhakti Vienogas Svamis paskui vieną dalyką. Vieną įvykį, kuris tebesivysto tas įvykis, apie vieną atsidavusi. Sako, kad atsidavęs buvo labai didelis, jis atsidavęs. Jis nesako vardų. Čia etiketas, korektiškai viskas, kad būtų. Jisai labai daug žinių turėjo. Labai buvo atsidavęs ir tikrai buvo labai aukštam lygiai. Bet šią dieną pasiprotas visiškai susisukęs, jis praktiškai ant ribos beprotybės. Suprantat, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus neteisingai suprato, ką jis gavo. Pradėjom manipuliuoti
viską kontroliuoti, pradedi jaustis nebe tarno padėtyje Purušos aukščiausiai. Ir tada aukščiausias gali ne tik viską atimti, bet ir protą. Tai yra labai didelis pavojus. Nes šiaip su šventraščius yra sakoma, kad šventraščius reikia skaityti tik tai su dvasinio mokytojo pagalba. Nes čia yra transcendentinės žinios. Ir jeigu žmogus studijuoja transcendentinės žinias be dvasinio mokytojo pagalbos, jis gali sugriauti ne tik savo gyvenimą, bet ir daugumą žmonių. Dėl to, kad tos žinios yra labai pavojingos. Labai pavojingos. Jas reikia teisingai vertinti, teisingai suprasti ir teisingai link viešpaties eiti tų žinių pagalba. Prižiūrint dvasinių mokytojų, bona fide dvasinių mokytojų, pabrėžiu, bona fide. Tai yra autoritetingų iš paramparos mokytojų. Ir tada tos žinios duos rezultatą, kurio kulminacija bus tokia. Kas vyksta pas Bhaktą neofitą? Kars nukartą gali pramušti emociją aukščiausią. Ir gali pradėti suprasti, kas yra mylėti Dievą. Tiesiog kars nukartą. Visumoje tu būsi tuščias. Nieko iš tavęs, jokios prasmės nėra. Tuščias. Bet kars nukartą tu gausi tą emociją, kurios pagalba ir suprasi, kas yra dvasinis tobulėjimas. Ir kai tai sulyginsi, suprasi, kad materialiam gyvenime to nėra ir niekada nebus. Kai mes imame, tai prasme, džepą į dešinę ranką ir pradedam kartoti, mes maloningai prašom viešpaties dovanoti įvairias tobulybės, sėkmę ir apsaugą. Ir jis dar plus prie viso to turi suprasti, kad kai ima džepą į dešinę ranką ir jis pradeda kartuoti šventus vardus, jis ne tik to prašo, bet jis tai ir gauna. Yra labai svarbus momentas. Mes ne tik prašom, bet tai ir gaunam. Ir jeigu džepą yra kartuojama teisingai, nes praktiškai mes praeitą lekciją kalbėjom apie džepas kartuojimą, ten buvo pakankamai nemažai informacijos, jūs kažką gal prisimenate, aš tikiuosi, ten truputėlį. Jeigu teisingas yra kartojimas, jis rezultatą duoda. Ir rezultatas yra labai, pakankamai stiprus, kad tu galėtum ir toliau tai daryti metai, iš metų. Jeigu žmogus daro tai 20, 30, 40 metų, rodo vieną, kad jis yra gyvas dvasinį praktikai. Reiškia, jis kažką gauna tai dvasinį praktikai, nes kitaip būtų neįmanoma tai daryti. Pabandykim kartuoti kaip psichologą, kažką pavalgyti, Šrila Prabhupada sako, 20 metų, nes net 2 minučių to nepadarysim. Jeigu šventą vardą kartuojam 20 metų ir daugiau, reiškia, rodo kažkoks procesas vystos ir to proceso pasiekoji, mes toliau tai norim daryti. Ir jeigu žmogus tai nori toliau daryti, procesas gyvas. Toliau, kai mes kartuojam džepą, visas problemas, kurios ateina mūsų gyvenime, jos anksčiau ar vėliau yra nugalimos. Čia yra mūsų problema, kad mes tom netikim. Bet jos yra nugalimos, visos kliūtis. Visos proto spekulacijos. Nes visumoje dvasiniai praktikui yra labai svarbus elementas, tai yra tikėjimas. Tai dvasiniai praktikui, kai mes vystomės ir einam per dvasinę praktiką, mes pradedam matyti, kad ateina momentas, pradeda šlubuoti tikėjimas, mes pradedam kažko nebetikėti. Tai yra vėl pasiekoja tam tikrų žydimų, netidumo pačios džepos, vaišnavų, šventraščių, visos kultūros, kurioje mes esame, mes galim kažkokį momentų prarasti tikėjimą. Bet nereikia to baimintis. Čia yra procesas. Mes galim kažką prarasti. Mes toliau einam procesu, toliau kartuojam šventą vardą ir toliau tikimės, kad mes kliūtis visas nugalėsim. Ir jeigu mes tom tikimės, tikrai tas kliūtis nugalėsim. Visas kliūtis nugalėsim. Jeigu džepą garantuoja, ta prasme, kad mes jeigu ją kartuojam, mes išvysim aukščiausių akis į akį, tai reiškia kliūtis yra visas nugalimas procese. Taip ar ne? Taip. Taip. Toliau dar momentas yra, jeigu atsidavęs kartuoja džepą, ne maldos karoliais, bet įvairiom priemonėm. Yra priemonės visokias, skaitliukai, sakėjai, taip toliau. Yra sakoma, kad ta praktika žmogų veda į demoniškumą. Nors aš pats tai darau,
Nes man karts nuo karto taip gaunas, kad aš esu kur nors kelionėse, kokiose mūgėse, nu tai nėra kaip su džiapa būti, tiesiog nerealu visiškai džiapa. Aš karts nuo karto, nu, taip darau, bet visumoje yra tai nerekomenduojama daryti, mes tai nors ir turim žinoti. Ta prasme, toks kartojimas žmogų atves, jam duos neigiamus rezultatus ir tada tiesiog tu nebetikėsi procesu. Nes jeigu mums per praktiką ateina neigiami rezultatai, tikėjimas slamba. Ar ne taip? Taip. Slamba, jie realiai slamba. Jie silpsna. Silpsta, jo. Džiapa žmogui, kartuojančiam žmogui džiapa duoda sėkmę, visus palaiminus. Mangala tai yra sėkmė, kušalija sidha išsivadavimą iš materialios vergystės. Per gyvenimą atsidavusio, ta prasme, bet čia būtent atsidavusio gyvenime, yra 4 dalykai, kuriuos jis turėtų laikyti paslėptai. Arba ne kiek paslėptai, bet kiek labai asmeniška. Tai yra labai asmeniška. Ir jis tai neturėtų, stengtis visiems rodyti arba reikšti visiems tai. Tai yra jo aplinka. Tai yra dievybės, kuriuoms jis lenkęs. Savo dvasinio mokytojo vardas. Kaip nekeista, bet taip yra. Mantra, kurią jam davė dvasinis mokytojas. Ir džiapa malai. Dėl to džiapa malai yra maišelė. Jis yra nefiškuojama, nerodoma. Apžiūrėkite ten ant kaklaus, musikuoji ten, negali. Čia yra įžeidimas džiapai. Ir vėl, yra tam tikri elementai, kuriuos mes galim karts nuo karto ignoruoti. Ir kai mes juos ignoruojam, kas vyksta? Mes darom įžeidimą. Ką daro įžeidimas? Dingsta skonis praktikai. O čia yra esmė, sakau. Jeigu praktika yra sausa, laiko klausimas, kada mes pradėsim vėjus kalbėti ir daryti. Dvasinė praktika turbūt šlapė, ką sako Bhakti Vigyano Gosvamis. Ir sako, ką reiškia šlapė dvasinė praktika? Tai reiškia, kai iš akių bėga ašaros. Čia yra šlapė dvasinė praktika. Ir tau duoda džiapa malą. Už tai visos tos taisyklės yra labai svarbios. Kai mes nekartuojame džiapą, jie reikia laikyti paslapčioje, niekam nežinoma vietoje. Prieš tai jai nusilenkiant. Nes džiapa yra aukščiausias. Gopės, visa visata, Merų kalnas. Labai, tarsi, įtakingas gyvas būtybės. Simbolinė džiapos paslaptis. Toliau yra Bhagavad Gitos 7 skyrius ir 7 tekstas. Ten truputėlį dar informacijos yra. Ta prasme, pati gal visa mūsų lekcija yra truputėlį nuobodė, aš negaliu jums pagauti ant cinkelę tokią, bet jūs gaudykite visai dabar kitus dalykus, pačią informaciją, nes ta informacija labai svarbi. Nes mes darom tą kiekvieną dieną, kartuojam džiapą ir mes apie ją turim labai daug žinoti. Jau minimaliai žinot tai, kas yra ta prasme, šventraščiuose ir dvasinio mokytojo lekcijose. Nes kitaip mes atliekam kažkokį veiksmą, kiekvieną dieną su kažkom susilečiam ir nežinom. Ką tai reiškia, kas tai yra, kas už to slypi, kokias jėgos ir taip toliau. Matah parataram nanyah, kinčit asti dhananjaya, mai sarvam idam pratam, sutre mani guna iva. O turtų užkariautojų nėra tiesos aukštesnės už mane. Viską laikau aš, kaip suvertus perlus laiko siūlas. Čia komentaro neskaitysiu, nes komentaras ten biškį nukrypsta į kitas temas, čia labai užsitęs ilgiau. Ta prasme, to teksto esmė yra tame, kad visas materialus pasaulis yra praktiškai kaip ir pervertas ant siūlo, kuris yra nematomas. Ir ant to siūlo yra užvertos, grubiai kalbant, visos planetos. Tokia būtų simbolika. Ir mūsų džiapai praktiškai tai atstovauja, ką aš pradžioje kalbėjau. Visos planetos
tarsi, arba ta begalybė visa iš tikrųjų yra, tarsi, pačioj džiapoj. Ir kai mes ją, tarsi, kartuojam džiapą, mes esam susiję su to. Toliau. Ta prasme yra sakoma, perlai perverti siūlą, tarsi tie koroliukai perverti siūlų. Čia vėl tokia simbolika, nepilnai galim suprasti, apie ką jį kalba, bet tiesiog, čia viskas yra iš lekcijos. Kas pažino siūlą, tas pažino aukščiausią brahmaną. Nes per siūlą yra perverta visa kūrinyje. Ir jeigu mes, ta prasme, suvokiam po truputėlį, ateina suvokimas aukščiausiam, mes pradedam suvokti materialią kūrinyje. Taip ar ne? Jos principus mes pradedam suvokti. Žiūrėkit, paprastas pavyzdys. Mes gyvenam materialų gyvenimą. Mes materialiam gyvenime labai esam susiję su vienu labai svarbiu elementu, tai psichika, mūsų psichika, psichologija. Ar jūs pastebėjote dalyką, kad bhaktas, jis pradeda suprasti kitus žmonės. Jaučiamės tą dalyką ar nejaučiam? Ateina intuicija žmonėm, ir pakankamai stipri intuicija. Aš nežinau kaip kitiem, bet aš asmeniškai, aš tai realiai sakau, aš pradedu jau žmonės. Ir žinau tiksliai čia iš dvasinės praktikos viskas yra. Yra sakoma, kad dvasiniai praktikoj, va toj bhakti jogai, aš jau esu irgi apie tai kalbėjęs, yra neduodami jokie, ta prasme, labai atsargiai Krišna duoda mistinės sėdį įvairias. Nors tyras atsidavęs, jas visas turi. Bet kas tikrai yra duodama atsidavusių, tai intuicija. Labai stipri intuicija. Ir tos intuicijos pagalba mes išmokstam pamokslauti. Nes madhikaris tas žmogus, kuris pamokslauja, o tai praktiškai visi yra pamokslautojai. Jis turi jausti ribą, kam kalbėti ir kam ne. Nes kai mes girdėjom, 1 iš 10 viešpatės išdimų yra, mes negalim pamokslauti Dievui. Kodėl? Todėl jo tai nedomina. Ir kai jo nedomina, mes kai jam pasakojam, jisai pradeda įžeidinėti, ką mes pasakojam. Tada gaunas jokios prasmės nėra. Mes sugadinam tik tai visą procesą. Nes jeigu mes pamokslavom, visumoj pamokslavimo tikslas yra įkvėpti žmogų. Ką paskui, jeigu jis ir nepraktikuos, bet kartais apie tai prisimins. Ir tai prisiminęs jis apsivalys. Nes pamokslavimo tikslas yra apvalyti žmogų ir pritraukti link Krišnos. Tai atsidavęs išmoksta tą dalyką, jis pradeda jausti kitus žmonės. Jis pradeda suprasti, kam galima ką kalbėti. Taip yra? 2 patvirtina, reiškia yra. Toliau čia yra dar kalbama vėl atliečiama virvelė, nes džiapa virvelė, paskui yra brahmano šniūras virvelė, pas mums 2 brahmanai yra, jo? Kalindi brahmanas jau, jo? Yra Dalenivo brahmanas. Bet moteriam tik tai nereiktų šniūrelio nešioti, bet šiaip tai pats šniūrelis, jo vėl simbolika kokia yra. Brahmano šniūras atsirado pasaulyje dar anksčiau nei Brahma. Dar prieš sukuriant materialų pasaulį. Brahmano šniūras jau buvo. Ir tai tas reiškinys arba ta simbolika yra labai labai senovinė. Brahmano šniūras asocijuojasi su švara, žiniom, ilgų gyvenimu. Tas, kas nešioja tą šniūrą arba praktikuoja brahmanišką praktiką, jis tai gauna, jis tas savybės gauna. Oi, atsiprašau labai. Riboliuk, atsiprašau. Jau šaut ruošės, jau nepašaus. Prakikiniai mane gali. Gerai. Tai čia duoda ilgą gyvenimą, žinias, ir plus žmogų priverčia tam tikrų laikytis švaros standartų, kurie yra būdingi būtent brahmaniškai kultūrai. Nes brahmaniška kultūra, ta tikroji vedinė, yra pakankamai aukšti švaros standartai. 2 dalykai, kaip Maharažas sakė. 2 pagrindiniai dalykai – švara ir punktualumas. Punktualumas? Jo, punktualumas. 5 tai 5, 5:30 tai 5:30.
Tarsi, kad stabiliai turi Jo, kartu jo. Gayatri mantrą. Nu, ne tik viskas, viskam punktualumas. Čia mes grįžtam vėl prie to paties, kad džiapas kartojimas duoda galimybę, ta prasme, tapti dvasinė asmenybė. Ir plus, kai džiapą kartoji, ne tik gauni tą savoką dvasinės asmenybės, bet ir apsaugą. Tarsi tave saugo kaip dvasinė būtybė, džiapas kartojimas. Kai žmogus kartoja džiapą, jis tampa be baimės. Tai pati didžiausia apsauga kartojant džiapą. Bebaimiškumas tai yra vienas iš tyro atsidavusių savybių ir tas ateina todėl, kad tu suvoki save kaip amžiną viešpatės tarną. Jeigu tu esi amžinas viešpatės tarnas, tai tu žinai, kad niekada tu niekur nežūsi, niekada niekur nemirsi. Esi amžinoj apsaugoj nuo viešpatės. Ir žinau tą istoriją su Agrasūra. Kai berniukai įėjo į Agrasūros burną, ten to ne drakono, bet tai visą gyvatės, tos gyvatė. Ir jie visi įėjo, ką jie kalbėjo įdami. Jie sako, ar einam tenai ar neinam. Kai berniukai sako, bet jeigu jis mumis prarys. Bet berniukai sako, nieks mūsų neprarys, mesgi su Krišna. Krišna mumis išgelbės. O čia yra bebaimiškumas. Tai jis visada su Krišna. Nesvarbu, kas su tavim atsitiktų, bet Krišna tave išgelbės. Visada tave viešpats išgelbės. Kas su tavim atsitiks. Ir iš tikrųjų, kai pasidavusi ateina gyvenimo įvairūs sunkumai. O jis toliau kartoja džiapą, jis toliau meldžias, jis toliau save laiko viešpatės nuolankių tarnų. Viešpačių nieko nelieka, kaip jie apsaugoti. Ir duoti jam prieglobstį. Ir mes vamis net pasakoja vieną istoriją, labai seną istoriją. Kai jo dvasinė sesuo pamokslavo, ir tam buvo tokia situacija, kad jinai buvo praradus savo vaikus. Vaikų teisės buvo Amerikoje atėmusios ir atidavusios jos vyrui. Čia yra klasika, tai visi dalykai. Ir jinai pamokslavo ir pradėjo pasakoti apie laimę. Ir vienas žmogus priėjo platinti knygas ir pasakojo apie laimę. Ir tas žmogus sako, moteris ten atrodo buvo. Sako, ponia, atsiprašau, jūs kalbate apie laimę, bet jūs visiškai nelaiminga esate. Ir jinai pradėjo pasakoti savo gyvenimo istoriją tam žmogui, kad iš jos atimti vaikai, jin pradėjo verkti. Ir tas žmogus ją pradėjo raminti. Ir paskui Narayanas Svamis pasakojo, kad kai jinai pasakojo tam žmogui apie Krišną, jos protas taip nurimo, kad ta prasme, tuo momentu patyrė prieglobstį. Ir to pavyzdys yra, tos istorijos, ta prasme, kulminacija arba pavyzdys yra to, kad kai žmogui yra gyvenime labai sunku, bet tu nepasiduodi, o vis tiek eini link Krišnos, kas su tam atsitiktų, nes kai motina ten vaikus, tai yra katastrofa. Aš jaučiu, kad turbūt nieko baisiau nei iš motinos atimti vaikus, čia kažkas yra baisaus. Tai va, jai tragedija, supranta, gyvenimo tragedija, o per viso to jinai toliau pamokslavo. Čia yra Mahatma, didis siela. Ir pamokslavo apie laimę, apie meilę. Nors ir pati nelaiminga visiškai, bet jin ir pamokslavo apie laimę. Bet tuo momentu, kai apie tai kalbėjai, gavo prieglobstį, jie nušvietė veidas ir viskas gerai pasidarė. Jis matyti pati tą visą istoriją pasakojo paskui savo dvasiniam broliam. Narayanas Svamis ne vienu lekcijų apie tai yra kalbėjęs, apie tą įvykį. Kad, ta prasme, kai mokinys praktikuotojas, jisai tiki to, ką sako Šrila Prabhupada, Ačarya dvasinis mokytojas. Nežiūrint tai, kai jis yra labai didelė bėdoj, bet jis tiki tom. Anksčiau ir vėliau jisai supras, ką jis kalba. Tai dar vienas Prabhupados mokinys yra pasakojęs irgi. Sako, aš kalbėjau 30 metų apie sielą. Sako, tik po 30 metų supratau, kas tai yra. 30 metų atrodo tuščiai kažkam kalbį, paskui kažką nesupranti pats, ką kalbį. Ir po 30 metų suvoki. Kas tai yra, realiai, kas siela? Ir dar vienas momentas apie sielą. Indradinas Aničiau iš atsiminimų apie Prabhupadą. Jisai į kamerą paskui sako, mes buvom su Prabhupada, kalbėjom ir buvo krūva mokinių. Ir sako, Prabhupada pradėjo kalbėti apie sielą. Ir sako, jis taip galvą palenkė mūsų ir taip pažiūrėjo mumis ir sako, patikėkit, jūs nesate kūnai. Jis sako, jis taip perdavė. Man sako, tuo momentu nebebuvo jokio abejonių, kad mes ne tie kūnai. O supranti, Ačarya arba tyras šventą asmenybę, jin gali duoti pajus, kas tai yra, apie ką jin kalba. Ir lygiai taip pat, Prabhupada giedodavo šventą vardą, žmonės iš gatvės ateidavo garbėdavo.
Dėl kad tyra, tas, kas tyrai yra su viešpačiu, ta švari terpė, per jį viešpats veikia ir žmonės išgyvena lygiai taip pat. Bhakti Vigyana Gosvami sako netgi dar daugiau. Sako, tas, kuris perduoda Dievą, yra terpė. Ir tie, kurie, ta prasme, išgyvena nuo to žmogaus, jie išgyvena 100 kartų daugiau nei tas, kuris perduoda. Įsivaizduojat, koks procesas įdomus vyksta. Tie žmonės dar daugiau išgyvena Dievą nei jis pats. Ir tai veikia Krišna. Už tai visos tos simbolikos, visa ta, sakykime, informacija apie džapą, apie tikėjimą, apie praktiką, jin turi atsidavusi arba praktikuotoje surišti ir jis turi žinoti, sunkumų neišvengsi, 100% jie tave aplankys. Ir gali būti labai sunkumai. Bet mes kalbam apie tai, kad užbėgti įvykiam už akių. Kai jie ateis, mes turim prisiminti, ką mes kalbėjom, ką mes darėm. Ir toliau nenuleisti rankų ir toliau eiti. Nes jie visi praeis. Yra istorija apie žiedą. Žinote apie žiedą? Žinot, girdėjote, ne? Nu, kas negirdėjote, prisiminsit. Ta prasme, buvo, aš nebeprisimenu pradžios, ten ar mokinys, ar žmogus buvo, kuris turėjo žiedą. Ir ant to žiedo buvo ant viršaus užrašyta, viskas praeis. Ir tai praeis. Ne, čia jau paskui, čia jau antra dalis. Čia buvo ant viršaus jam užrašyta, viskas praeis. Ir kiek tik jam matydavo kažkokias tai problemas, jam sako, pasižiūrėk tiesiog į žiedą. Pažiūrėk į tą žiedą ir to viskas praeis. Ir jam matint gyvenimą vieną problemą, jis pažiūri tą žiedą, panalizuoja visą tai, ką jis perskaitė. Ir jis išeina iš tų problemų. Bet atėjo problema tokia, po kurios jau visiškai jis nusivylė gyvenimą. Nusėmė tą žiedą ir numetė. Vėliniu tas žiedas, nieks šiandien nepadeda. Bet paskui praėjo kažkoks tai laikas, jis biškį taip atsipeikė, jis pamatė vėl tą žiedą gulintį. Jis priėjo taip arčiau ir žiūri, kažkas ten iš vidus dar užrašyta. Jis tą žiedą pakėlė, jis ten parašyta ir tai praeis. Ir jam visai ramu pasidarė. Esmė, kad gyvenime viskas praeina. Viskas. Ir mirtis praeina, ir vėl gimsti, ir vėl mirtis praeina. Viskas praeina, absoliučiai viskas. Išlieka vienintelis dalykas. Tarnystė viešpačiui, nes čia yra amžinas procesas, kuris ateina